Taigi, sveiki gerbėmiai ponai ir ponios. Su jumis ir vėl aš, Mindaugas Montvilas, ir aš sveikinu jūs jau eilinėme 59-ame pramoginio apokaliptinio infošau pabaiga jau arti epizode. Tradicinis perspėjimas. Viskas, ką išgirsite šioje laidoje, gali kelti grėsmę ir tikriausiai kels grėsmę tolimesniam liberaliosios demokratijos egzistavimui. Jūs buvote apie tai perspėti. Ir visi čia šito infošau fanai ir mano personos fanai turbūt žinote, kad aš labai mėgstu ne šiaip pateikti kažkokią aktualių apžvalgą, bet pateikti kuo daugiau konteksto ir visokių istorinių nuorodų, tam, kad mes geriau suprastume visus pasaulio įvykius ir ypač Amerikos įvykius, kas mums vis dar labai svarbu, turbūt sutiksite visi, net ir tie, kas nekenčiate manęs ar šios laidos. Ir šią savaitę negalima apseiti be tokios temos, kur ir susisieja ir aktualijos, ir istorinis kontekstas, o būtent tai išviešinti naujausi failai ir praktiškai jau visa informacija, kurią ją valdžia turėjo ir tebeturi apie prezidento Johno Fitzgeraldo Kennedyo nužudymą. Ir tema šita, bent jau amerikiečių kolektyvinė sąmonė yra kolosalinė ir bendrai ne tik amerikiečių. Ir čia ir galima net kalbėti ne tik apie istorinės ar kultūrinės perspektyvas, bet ir popkultūrą ir visą kitą, juk viena žymiausių Rolling Stones dainų Sympathy for the Devil, kuri tarp kitko buvo įrašyta 68 metais. Ten yra eilutė I shouted out who killed the Kennedys and after all it was you and me. Kas reiškia irgi, kas nužudė Kennedy'us. Ir iš tikrųjų įdomi detalė yra ta, kad 68-aisiais ta išleista daina pradžioj bent jau dainos autoriaus Miko Jaggerio teigimu turėjo būti vienaskaita, kas nužudė Kennedy. Bet beįrašinėjant dainą, berepetuojant ją 68 Liepos mėnesį buvo nužudytas ir Kennedyo brolis Robertas Kennedys, taipogi kandidatas ir vienas rimčiausių kandidatų tų metų rinkimuose, ir dėl to jau gruodžio mėnesį 68 išleista daina pakeitė Kennedy į Kennedys, į daugiskaitą. I shouted out, who killed the Kennedys? When after all, it was you and me. Ir tas dalykas dabar, žinote, skamba irgi ironiškai dėl to, kad paskui jau dar po dešimtmečio 78 metais susikūrė grupė pankroko žymi grupė Dead Kennedys, mirė Kennedy, ir tuo metu jau tai irgi atrodė kaip istorinis džiaukas, bet nuo to laiko tų Kennedy mirčių nemažėjo ir ten buvo dar labai daug mirčių. Tai čia toks juodas visas humoras. Iš tikrųjų šeima irgi labai svarbi JAV kolektyviniai visai sąmonė ir visi žinome, kad vienas šeimos atstovas labai irgi kontroversiškas, Robertas Kennedys jaunesnysis, yra ir šioje JAV administracijoje, jau respublikoniškoje, nors Kennedy šeima buvo simbolinė karališka demokratų partijos šeima, bet kaip matome, šiame pasaulyje nėra nieko pastovaus, viskas kinta. Tai iš tikrųjų konteksto yra daug ir visų susijusių teorijų, kodėl ir kas nužudė Johną Fitzgeraldą Kennedy 62 metais niekada netrūko ir kontroversijos netrūko iki šiol ir, aš taip užbėgdamas už akių visai šitai rubrikai pasakysiu, tikriausiai nekils ir po. Ir aišku, reiktų bendrai apžvalgą padaryti, kas tuo metu įvyko, kodėl tai taip svarbu buvo. Visų pirma, tai tas dešimtmetis, 60-ieji vadinami, tai pasižymėjo JAV ypatingai didelėmis politinėmis permainomis, kaip ir tarp kitko šie laikai. Ir ypač keitėsi demokratų partija, kuri dar to dešimtmečio pradžioje
buvo vienijo labai skirtingus sparnus, ten buvo ir tie progresyvūs elementai, tie pilietinių teisių, visi kovotojai, kurie kovojo už juodaodžių teisės ir tuo metu tai nebuvo išgalvota problema, tuo metu tas tikras sisteminis rasizmas dar pilnai egzistavo Jungtinėse valstijose, ypač pietinėse valstijose ir kas įdomiausia, kad juose dominavo tie patys demokratai, bet tie pietų demokratai buvo hardkoriniai kietosios linijos rasistai, segregacininkai, ten iš jų žymiausias toksai buvo George'as Wallace'as, Alabamos gubernatorius, kurio vienos jau vėlesnės prezidentinės kampanijos šūkis buvo segregation yesterday, segregation today, segregation forever. Kas reiškia segregacija vakar, segregacija šiandien, segregacija amžiams. Tai tie patys žmonės, jie sudarė tą pačią demokratų partiją tuo metu. Tiesa, jau vėliau, jau to dešimtmečio pabaigoje, George'as Wallace'as išėjo iš demokratų ir net keletą kartų kandidatavo prezidento rinkimuose kaip nepriklausomas kandidatas ir jam tarp kitko visai dar neblogai sekėsi. Jis ten po pirmą kartą kaip nepriklausomas kandidatavo surinko ar tai 19% balsų, ar kažkas panašaus. Taip tikrai solidžiai, kaip su visiškai rasistinė platforma. Ir tų politinių žmogžudysčių, pradedant Kennedy'u, buvo tą dešimtmetį dar daugiau, tai buvo būtent prezidentas Kennedy'is, paskui 65-aisiais buvo nužudytas Martinas Lutheris Kingas, Malcolmas X'as, dar toks irgi juodaodžio aktyvistas, islamo nacijos vadinamosios tokios religinės sektos atstovas, kur irgi buvo toks įdomus juodaodžių pseudo-religinis, pseudo-pilietinių teisių judėjimas. Na ir taip, dešimtmetį baigė nužudymas jau Kennedy'o brolio Roberto Kennedy'o. Na ir paskui kažkaip biškį ir nurimo. Nors tarp kitko 70-ųjų pradžia buvo pasikesinta ir į tą patį George'ą Wallace'ą, bet tokio jau kalibro žmogžudysčių kaip 60-iniais jau nebebuvo. Nors skandalų tebebuvo. O dėl to Johno Kennedy'o žmogžudystės, tai visa kontroversija, jinai tikrai buvo labai pagrįsta dėl to, kad iš karto, suimtas žudikas, kurio šiaip tai, kad pagrindinis ten dalyvavęs asmuo nužudime šaulys buvo Harvey Lee Oswaldas, tai dėl to praktiškai niekas nesiginčia. Visi ginčiai ir sąmokslo teorijos susijusios daugiausia buvo su tuo, kas įkvėpė, kas ten organizavo, ar jis vienas veikė ir taip toliau, bet kad pagrindinis šaulys buvo Harvey Lee Oswaldas, praktiškai visi sutinka. Ir tai, kad paskui už poros dienų jau sulaikytą Harvey Lee Oswaldą nužudė kitas žudikas, tai ir inicijavo visą kontroversiją ir paskui buvo daugybė kitų įvykių. Jau pradedant tai, kad pati pirmoji komisija, vadinama Warreno komisija, kuri tyrė šitą Kennedy'o nužudymą, jinai buvo kontroversiška dėl daugelio priežasčių. Toje komisijoje buvo daug irgi garsių asmenų ir tuo metu garsių ir paskui išgarsėjusių. Toje komisijoje buvo ir būsimasis prezidentas Geraldas Fordas, tuo metu dar kongresmenas eilinis. Ir toje komisijoje dar kontroversiškesnė figūra buvo toksai Alanas Dullesas. Tai Dulles broliai, Alanas ir Johnas, tai irgi labai svarbios asmenybės visoje pokario JAV istorijoje. Jie abu buvo turbūt labiausiai prisidėję prie JAV visos užsienio politikos formavimo prezidento Dwighto Eisenhowerio prezidentavimo metu per abi kadencijas. Abu jie 53 metais atėjusi valdžią prezidentui Eisenhoweriui, respublikonui, tarp kitko, tapo vienas iš jų, Johnas Dullesas, tapo valstybės sekretorium, tai yra užsienio reikalų ministrų, o kitas Alanas Dullesas tapo CIA direktorium. Ir jie abu
tose pareigose išbuvo iki pat Eisenhowerio kadencijos pabaigos, o Alanas Dullasas dar porą metų dirbo ir pasikeitus administracijai į valdžią atėjus Johnui Kennedžiui. Ir tuo metu, kai tie broliukai turėjo visus tos postus, JAV, tikrai, kaip sakant, kovojo su visais savo priešais, ypač tose visose Gvatemalose ir panašiose vietose, pakankamai agresyviai ir nesibodėjo bendradarbiauti. Ir aš kalbu čia ne tik apie Gvatemalas, bet visame tame trečiajame pasaulyje, ar kur ten bebūtų, nesibodėjo tie broliukai bendradarbiauti, jeigu reikia ir su mafija, ir su dar kažko, jeigu reikėjo pasodinti kažkokį diktatorių, vietoj kažko, kas ten turėjo kokiu nors komunistiniu polinkiu, tai to nesibodėjo daryti. Ir ko gero žymiausia brolių Dullasų operacija buvo vis dėlto Irane, jos pavadinimas buvo operacija Ajaksas ir jinai buvo įvykdyta 1953 metais, kuomet pradžioje Britai, o po to ir amerikiečiai įsiuto, kai tuometinis Irano premjeras Mohammedas Mossadegh užsimojo privatizuoti šalies pagrindinę naftos kompaniją, Anglo-Irano naftos kompaniją. Ir tuo metu buvo priimtas sprendimas, kad to padaryti niekaip negalima, nes tai leistų ilgainiui sovietams įsiviešpatauti Irane ir galbūt visose vidurio rytuose. Ir broliai Dullasai ėmėsi darbo ir dar į pagalbą pasitelkė tokį žmogų vardu ir pavardę Kermitas Rooseveltas. Ir Kermitas Rooseveltas buvo tikriausias prezidento Teodoro Roosevelto anūkas ir CIA vienas iš tokių geriausių CIA agentų ir broliai Dullasai ir Kermitas Rooseveltas sėkmingai sukėlė visą sumaištį Irane, pasipriešinimą tuometinio premjero Mohammado Mossadegho užmojais ir iš tikrųjų kaltino tą premjerą esant bedvasių sekuliaristų, kuris išduoda islamo principus ir pavyko jiems sugrąžinti absoliučią valdžią jaunam šachui. Ir aišku, dabar iš laiko perspektyvos galima pamatyti, kai buvo eilinė pyro pergalė, galime pasakyti, nes tai jinai padėjo pagrindus po to jau 79 metais įvykusiai islamo revoliucijai. Tai čia iš laiko perspektyvos viskas kitaip atrodo. Ir, taip, dabar iš dabartinės perspektyvos žiūrint, tai kontroversiški tie broliukai buvo. Ir po to, žinoma, jų irgi veiklą daug kas revizionavo ir peržiūrėjo, bet tuo metu iš tikrųjų buvo reali baimė komunistų kažkokios globalios pergalės visame pasaulyje, tai iš to laiko perspektyvos vėlgi kitaip galima būtų žiūrėti. Bet kalbant apie tą buvusį Alaną Dullasą, kuris iki 61-ųjų buvo šito CIA direktorius, tai jį atleido tas pats prezidentas Johnas Kennedys. Tai čia tame ir yra kontroversija, kad Alanas Dullasas atleistas prezidento Kennedyo atsidūrė komisijoje, kuri tyrė Johno Kennedyo nužudymą. Ir čia tas pagrįstai pakėlė daug kam antakius ir nuo to laiko viena pagrindinių teorijų, dėl kas ten galėjo būti susijęs su Johno Kennedyo nužudymu ir buvo ta, kad tai galėjo būti CIA ar žmonės susijęs su CIA nepatenkinti tuo, kad Johnas Kennedys atleido Alaną Dullasą po to, kai nepavyko toks istorinis dalykas kaip Kiaulių įlankos invazija. Ir kasgi buvo Kiaulių įlankos invazija? Taigi, kas buvo ta Kiaulių įlankos operacija? Tai buvo CIA operacija, kuri buvo planuota dar nuo prezidento Eisenhowerio administracijos, praktiškai nuo to momento, kai Fidelio Castro revoliuciją laimėjo
ir visiems paskui galutinai paaiškėjo, kad pagrindinė jėga už tos revoliucijos buvo sovietai ir Fidelis Castro pripažino savo ištikimybę sovietams. Ir todėl CIA planavo kelis metus šitą operaciją panaudoti kubiečių pabėgėlius antikomunistinius prieš Castro režimą nusiteikusius ir panaudoti juos, bet kartu ir panaudoti JAV karinės pajėgas. Tačiau prie Eisenhowerio administracijos broliai Dullasai to padaryti dar nespėjo. 60-aisiais rinkimus laimėjo Johnas Kennedys, jau nebe respublikonas kaip Eisenhoweris, o demokratas. Ir be abejo administracija pasikeitė, valstybės sekretorius jau buvo kitas, tačiau CIA direktorius dar liko Alanas Dullasas. Ir jis jau pirmaisiais Kennedyo kadencijos mėnesiais, jau 61-ųjų balandį, jį įtikino, kad reiktų vis dėlto smogti kubiečiams ir sovietams per tą. Ir Kennedy sutiko. Ir čia yra daugelis tų išvedžiojimų, yra daug visokių teorijų, kad ta Kiaulių įlankos invazija tarsi buvo daroma Kennedy už nugaros. Ne visai. Kennedys tai žinojo, Kennedys sutiko su Kiaulių įlankos invazija, tačiau jis sumažino jos apimtį, jis panaikino, taip pasakykime, antrąją bangą. Jis daugmaž nenorėjo tos optikos, kad čia amerikiečiai daro ir jis autorizavo tą operaciją kaip po kubiečių emigrantų vos ne autonomišką iniciatyvą, neva tai Jungtinės valstijos tame dalyvauja. Čia buvo grinai toksai viešųjų ryšių dėl pasaulio nuomonės ėjimas, bet kartu jis labai susilpino tą operaciją. Ir šitoje vietoje paskui, kai jinai žlugo, o ta operacija galiausiai įvyko 61 metais, 1400 kubiečių paruoštų CIA kubiečių migrantų įsilaipino toje Kiaulių įlankoje Kuboje ir jos per kelias dienas sutriuškino Fidelio Castro pajėgos. Kažkokio didelio vietinių kubiečių palaikymo nebuvo šitai kontrrevoliucijai, taip pavadinkime, ir buvo paimti 1100 iš tų įsiveržėlių į nelaisvę, kurie tarp kitko vėliau buvo iškeisti vėl į Jungtinės valstijas už gražų pinigą. Tai iš tikrųjų Jungtinėms valstijoms ta operacija baigėsi visišką nesėkmę ir didžiulę gėdą, ir ypač CIA. Ir paskui Kennedys kaltino CIA, kad jam nupaišė pernelyg optimistinį paveikslą, tas pats Alanas Dullasas. O ir be jokios abejonės CIA kaltino Kennedy, kad jis sumažino operacijos apimtį ir nesuteikė pakankamai paramos iš Jungtinių valstijos karinių pajėgų ir dėl to ta operacija žlugo. Tai čia buvo tas didelis išsiskyrimas tarp CIA ir Johno Kennedyo. Alanas Dullasas buvo greitai pašalintas iš tų savo CIA vadovo pareigų ir todėl tikrai visiems buvo keista, kad vėliau jau, kai 63-aisiais Kennedy nužudė, Alanas Dullasas atsidūrė kažkokiu tai būdu Kennedyo nužudymą tyriančioje komisijoje ir dėl to čia buvo pagrindinė priežastis, nors tų versijų ir tų galimų žudikų Kennedyo įtariamų buvo daug ir suinteresuotų pusių. Čia apie tai papasakosiu čia kitose segmentuose, bet pagrindinė versija buvo, kad Alanas Dullasas buvo pasodintas į tą komisiją tam, kad nuslėpti CIA pėdsaką šitoje nužudimo istorijoje ir dėl to ta pirmoji komisija jau iškart po Kennedyo nužudimo 63-aisiais, jinai 64-aisiais pristatė išvadas, kad žudikas, tai yra Harvey Lee Oswaldas, veikė vienas, pats nušovė ir daugiau nieks jam nepadėjo, su nieko jis tai nederino, jokios sąmokslo nėra. Tačiau savaime suprantama, kai kalbame apie Kennedyo nužudymą, tų susijusių asmenų ir grupių ir interesų buvo tikrai daugiau negu vien tik tai CIA, susijusių tariamų ar panašiai. Praktiškai nuo pat nužudimo viešai ar neviešai buvo kalbama
ir apie mafijos pėdsaką šitame visame reikale. Ir vėlgi kalbama buvo pakankamai pagrįstai, ir nors Warreno ta pirma komisija, tai, kuri tyrė Kennedyo nužudymą 63-64 metais, mafijos ryšių netyrinėjo, tačiau jau nuo 67 metų ir teisėsauga ir ypač sąmokslo teorijų šalininkai suuodė ir sužinojo daug informacijos, kad tuo metu ypač iš karto po Kubos revoliucijos CIA aktyviai bendradarbiavo su įvairiais aukščiausiais mafijos bosais Jungtinių valstijų, ir čia kalbama ir apie Čikagos outfitą, ir apie Bonano šeimą iš New Yorko, ir tokius tikrai žymius 20 amžiaus mafijos veidus, kaip Čikago mafijos pagrindinis bosas Samas Gianciano, taipogi kitas žymus veidas Jonas Rosselli, ir turbūt dar žymesnis Kubos kontekste mafiozas, kuris buvo susijęs labiau su ta New Yorko Bonano šeima ir vėliau organizavo Floridoje praktiškai visą veiklą, ir vėliau jau nuo pat pokario labai sėkmingai kūrė ir valdė visą kazino verslą Kuboje Santo Traficante. Tai jų interesas su CIA labai sutapo, ir jau nuo pat 59 metų buvo įvykdyti bent 6 pasikėsinimai ir manoma užsakyti CIA iš mafijos pusės nužudyti Fidelį Castro, ir jie, kaip žinote, visi nepavyko. Ir aišku, tarptų versijų, kas galėjo paskui nužudyti Kennedy, tai buvo aišku tyriama daug kartų, tyriama ir versija, kad tai galėjo būti tas pats Fidelis Castro, kuris užsakė tai kaip kerštą dėl visų tų pasikėsinimų į save. Bet galėjo būti ir visokių kitų variantų. Ir vienas vėlgi iš tų faktų ir žmonių ir sąsajų, kuris labiausiai kelia visiems antakius ir klaustukus, yra tas žmogus vardu Jackas Ruby. Tai yra tas žmogus, kuris praėjus vos 2 dienoms po Johno Fitzgeraldo Kennedyo nužudymo policijai viešai vežant Harvey Lee Oswaldą į kalėjimą ir visiškai viešoje vietoje filmuojant televizijos kamerams, esant gausybei žurnalistų, miniai fotografų ir šiaip žmonių, atėjo su pistoletu ir nušovė Harvey Lee Oswaldą. Tas Jackas Ruby, tikroji pavardė gimtoji buvo Rubinšteinas, ir jis buvo toksai smulkus mafiozas, naktinių klubų ir striptizų klubo savininkas Dallase, ir visi daugmaž žinojo, kad jis yra susijęs kažkiek su organizuotu nusikalstamamu. Jis pats vėlgi be abejo buvo suimtas ir aiškino, kad jis nužudė šitą Harvey Lee Oswaldą, nes buvo labai sukrėstas Johno Kennedyo žmogžudystės ir jam buvo labai gaila jo žmonos, Jacquelinos Kennedy. Na, vienu žodžiu, tai buvo briedas tas jo pasiaiškinimas, kuris nieko neįtikino tuomet. Ir dabar jau aišku, kad Jackas Ruby 59 metais, kai vienas pagrindinių mafijozų susijusių su Kuba, tai yra tas pats Santo Traficante minėtasis, jis buvo suimtas 50-aisiais Havanoje, jau valdžią perėmus Fideliui Castro, bet tuo metu dar amerikiečių mafijai buvo toks trumpas laiko tarpas, jie dar bandė kažkaip išsaugoti savo investicijas, verslą ir kazino Kuboje. Taigi pirmaisiais savo valdžios metais, 59-aisiais vasarą, Fidelis Castro suėmė Santo Traficante ir laikė jį kalėjime, tačiau tai buvo labai trumpam, kelios savaitės, ir jis buvo tokiam laikomas privilegijuotom sąlygom, jis ten aišku buvo išsipirkęs ir galiausiai už porą savaičių buvo paleistas į Jungtinės valstijas. Tačiau vienas iš žmonių, kuris spėjo aplankyti Santo Traficante Kubos kalėjime, buvo Jackas Ruby. Tai yra tas žmogus, kuris po kelių metų, jau 63 metų,
lapkričio 24 dieną nušovė Harvey Lee Oswaldą. Ir iš to, jau tikrai galite nebijoti, daug kas pasidarė daugybę sąmokslo teorijų, bet šitoje vietoje net negalima vadinti sąmokslo teorijom. Dabar jau akivaizdu, kad tikrai ne dėl to, kad jam buvo baisiai gaila Johno Kennedyo ar jo žmonos, Jackas Ruby atėjo ir vidury baltos dienos nušovė Harvey Lee Oswaldą. Akivaizdu, kad tą jis darė dėl savo ryšių su organizuotu nusikalstamumu. Ir dabar galima tik tai spėlioti, ar tas organizuotas nusikalstamumas norėjo atsikratyti Harvey Lee Oswaldo, kad neiškiltų į paviršių jų ryšiai su CIA, ar, kaip tvirtino vienas iš tų nužudytųjų mafijozų Jonas Rosselli, tam, kad neiškiltų jų ryšiai su Castro režimu, nes pagal Johno Rosselli, vieno iš tų mafijozų versiją, tai būtent Castro režimas vėlgi, kaip ir CIA, užsakė mafiją nužudyti Castro, tai Castro sumokėjo mafijai, kad nužudyti Kennedy. Tai dabar jau jūs spėliokite, kas ką nupirko. Galbūt buvo ir taip, ar ne. Ir šitoje vietoje įdomybės tik tai prasideda. Čia iš tų 3 žymiausių mafijozų paminėtų, kurie buvo susijęs su Kuba, su kazino verslu ir siejami ir su Kennedyo nužudymu vienokia ar kitokia forma. Tai 2 buvo nužudyti labai mįslingomis aplinkybėmis ir tos žmogžudystės taip ir liko neištirtos. Tai minėjau, tai buvo Samas Gianciano, Chicago bosas, taipogi Jonas Rosselli ir Santo Traficante, Floridos, pavadinkime, bosas. Tai Samas Gianciano buvo nužudytas 75 metais ir čia reiktų pasakyti, kad iš tų visų komisijų ir oficialių tyrimų dėl Kennedyo mirties ir bendrai dėl CIA ir mafijos bendradarbiavimo, tai buvo turbūt svarbiausioji iš jų, kuri nebuvo tiesiogiai skirta tirti Kennedyo nužudymo, bet jinai buvo skirta nustatyti būtent visas negerybės, ką darė CIA savo metu visus pokario dešimtmečius. Tai buvo 75 metų Senato komisija, kuri vadinama pagal jos vadovo Churcho pavardę Church Commission. Ir jinai 75-76 metais tyrė ir nustatė, kad CIA bendradarbiavo su mafija, bandydami nužudyti Castro ir kitais atvejais, kad nustatė taipogi, ir tai buvo skandalinga tuo metu, kad FBI žinojo apie šitos visus planus, nors tuometinis FBI vadas Hooveris, taipogi legendinė asmenybė, kai pas jį atėjo tuometinis generalinis prokuroras Robertas Kennedys ir pasakė, kad tai, jis apsimetė, kad čia buvo nustebimas didelis. Tai Samas Gianciano mįslingomis aplinkybėmis buvo nužudytas 75 metais, nušautas vos prieš prasidedant tai Senato komisijai, kuri nustatė tos skandalingus dalykus, o Jonas Rosselli, vienintelis, kuris liudijo tai komisijai ir kuris liudijo apie tai, kad galėjo būti Kennedyo nužudymas, tai Castro kerštas, o paskui sekęs Osvaldo nužudymas galėjo būti mafijos bandymas, palaidoti galus, tai jis buvo nužudytas 76 metais, irgi mįslingomis aplinkybėmis, vėliau tiesiog nušautas, sukapotas ir kūnas rastas prieplaukoje, paskandintas. Santo Traficante iš jų gyveno ilgiausiai, apie jį vėliau dar kažkiek sugrįšime. Dar reiktų atkreipti vieną dėmesį irgi į tokį mįslingą dalyką, kuris ir tuo metu ir dabar dar supainio dalykus, tai kaip visada tokiais atvejais Šeršelė Fem. Buvo ir tokia moteris Judith Campbell Exner. Ir ta moteris buvo žymi tuo, kad, visi mes turbūt žinome, kad Jonas Fitzgeraldas Kennedys buvo biški ir bobišius ir mėgo ir su moterim pasiduot. Ir be Žaklinos Kennedy ten buvo ir Marilyn Monroe ir daugiau tų moterų buvo. Tai viena buvo iš tų tokių moterų, dar jam nuo senatoriaus laikų būnant, bet ir kalbam ar prezidentavimo metu, Judith Campbell Exner.
Ir kas įdomiausia, ta moteris bendravo su įvairiausiais žmonėmis, tame tarpe su Franku Sinatra ir nekalbama, o vėliau paaiškėjo, kad jinai buvo meilužė ir to paties Samo Gianciano panašiu metu, tai yra Chicago boso. Tai yra to paties žmogaus, kuris buvo susijęs su visais bandymais nužudyti Fidelį Castro ir visais CIA ir mafijos bendradarbiavimo atvejais 60-ųjų metų, nuo 60-ųjų, nuo 59-ųjų praktiškai prasidėjusiuose. Tai čia dar vienas toksai ryšys ir yra taipogi paaiškėjo dabar dokumentai, kad FBI vadovas Hooveris įspėjo Kennedy, kad, brolau, žinai, ekstra bobos gal ir balabūtų nematė, bet šita boba dar ir su mafija susijus. Nors iš kitos pusės čia vėlgi reikia pasakyti, kad Kennedy šeima visada turėjo irgi specialų ryšį ir su organizuotų nusikalstamumu ir kalbama, kad ir tai 60 metų rinkimų kampanijoje Johnui Kennedy'ui mafija smarkiai padėjo ypač gauti profsąjungų balsus. Tai, kaip čia pasakius, tų ryšių su mafija buvo labai daug ir jie dabar kuo toliau, tuo labiau aiškėja, bet ir šitoj vietoj dar ne pabaiga.